Sveiki bičiuliai, kovo 30 visus su apiterapeutų tarptautinę dieną išleidinėjom motinėlės. Lauke plius 16, lengvas vėjukas. Kaip matot, dar vienas variantas, jokios plevelės, tik pikio rinktuvas. Ir žiūrim, ką mes čia turim. Vyrai normaliai, bitelių daug, skraido, jau viena kita neša žiedadulkes. Žiūrim, ar yra motinėlė. Maisto lyg ir yra, o yra. Šitas kažkas negražus. Šitą metam lauk. Jau, nepiktas, viskas gerai. Žiūrim, ką mes čia turim. Opa. O, maistas yra. Niekam. Na ir ar yra motinėlė? Pripikimota. Oi, kiek daug bičių. Na, kol kas nematau, bet duodu pagalbininkai, tegul ieško, jei geriau sekasi. Iškok. O aš tuo tarpu paruošiu lizdą mūsų pavasariniam startui. Tas tuštesnis. Realiai aptūpta 4 dadaniniai gal kokie. Šiemet žiema buvo įdomi. O, duonas prisinešė, su žiedadulke nemažai. Jeigu matosi, vaikšto neblogai. Šviežios danelės jau turi, labai gerai. Yra motinėlė? A, tai labai gerai. Viskas gerai. Paskutinis irgi geras. Taip, ką mes darom? Tai glaudžiam labiau visą šeimą prie pietrytinės pusės. Dedam folgą izolį, kitaip poroloną su folija. Kad apgaubti visą lizdą ir spaudžiam prie pietrytinės sienos. Iškiek palikim, nes iš po žiemos. Labai gražiai. Maistą normaliai, bet gaus dar papildomai baltyminių blinukų tokių, kuriuos paruošim per savaitgalį. Mes toks papelyjas. Nieko tokia. Bandom krapštyti lauk motinėlę. Išlikim gamtoj. Jo, izoliatoriai labai užpikiuoti. Tikriausiai ne vienas susidūrėt su problemėlė. Kuriam prieš tai buvo mažiau motinėlė? Šviesi. Bet pastinė, ne? Gerai. Atsikabinam. Ir daug dūmų dabar šiandien. Kelias ramios. Kaip matot, dirbu be pirštinių. Tikrai viskas ramu. Va, vaikšta. Nemažu kelis. Nenori šiaip patiko. Palengva, čia kantrybės reikia.
Na, tai, tiek į kampą, va, matau, geltonai pažymėta. Na, šau. Judam. Motinėlė vaikšto ten, kur aš dabar dūmus pučia. Bandykim atgal. Teisingai. Va. Eina. Va. Kantrybės. Nu, dar. Įkrita. Dabar, kaip matot, ant mano rankos daug gražių bitelių. Na, žiūrėk, maukutė. Krausė. Nu, vis tiek nori išlyst dar, ne? Nori išlyst ateiti. Tave padaryti. Jeigu matot motinėlę. Kraštuką. Na, ateik. Pangimina. Nu, opa. Ir tu pasišildyt nori, ne? Nu, gerai. Viską įdu. Nu, kokia. Opa. Draugiška. Vai. Viskas. Vis tiek lenda. Vis tiek lenda, kontė, kitą viršų. Duokim dūmų visi vidų. Va, vykit savo mamytę. Va. Nu, ko tu čia dabar tokia? Nu, kokia. Išdykėlė. Nu, čia dabar yra, negali daryti. Nu, davai. Va, greit išdaro. Negaliu. Nu, kokia? Ko tu čia tiek nori? Netgi būna taip, šiaip jau visos bėga į apačią. O jau į viršų. Riebi, gražiai, viską. Reikia daryti, palaikyti. Ne, pastausiu. Ne, tu nespausi. Nu kur, tu nenori šeimą savo. Va taip. Čia dabar. Daug, da. Ja. Keista procedūra, bet gerai. Kol kas tiek. Nu, žodžiu, kaip visą laiką siurprizai. Vidų yra motinėlė. Raudona, viskas gerai, bet čia, kaip matot, yra perų ant krašto. Kaip jie ten papuola, tai dar mistika. Kol kas lysim giliau į avilį ir ieškosim. Bet vidų motinėlė tikrai yra gyva. Nu, jau dabar greitai neparodysiu, kuriuo maždaug vietų žinau. Nu, nesvarbu. Žiūrim toliau. Na ką. Įdomus variantai, įdomus. Apsuk iš kitos pusės biškį. Irgi jo. Nedaug, bet yra. Bet lyg traniniai, lyg dar kažkokie. Gerai, žiūrim toliau. Na ką, pačiam lizde tikrai perų neradom, tik čia apačioj. Tai reiškia, arba jos nusineša kiaušinėlius, kas keisčiausia, arba jinai barsto per groteles ir jos gražiai pagavę padeda į vietą. Čia greičiausiai šita bus teorija, nes kiek pamenu, dar Mileninas yra sakęs, kad kraštelį reikia saugot, nes dažnai būna, kad pribyra. Tai čia faktas, va, raudona vaikšto, gal pamatysit. Gerai, išleidinėjom motinėlę, reiškia startuosim puikiai. Na, o čia turim dar kitokį variantą, kur iš po žiemos dviejuose izoliatoriuose radau motinėlės nebegyvas, bet viduje radau perų. Reiškia, rugsėjo mėnesį pilnumoje apsiskraidė ir dabar šilta ir gera, tik patikrinu, ar turi maistą. Dar šiek tiek turi su žiedadulkėm lakstą. Išdėsim papildomą apšiltinimą, nes tada neturėjo ir viskas. Bičių, kaip matote, nemažai. Maistelio ko gero trūksta. Jo, ai ne, yra maisto irgi.
Žiedadulkė, viskas tvarkoja, netgi nežinau, čia nektaras blizga, ar kažkas. Labai nelysim, tegul būna ant tų 4. Viskas. Op. Op. Šitą dėsiu šiltiniu. Šitą dėsim gal ant šaus. Kuo mažiau prarasti šilumos. Duok tušą. Šiluma ypatingai reikalinga. Irgi atvešim dar papildomą maisto su baltyminiu pagrindu. Viskas šitą daug nėra ką čia lysti. Būna šilta. Tai va, tiek kol kas. Nu va, kaip iš po žiemos atrodo lizdas su 2 motinėlėm. Nu, manau, bičių tikrai netrūkumas. Puikiai. Kol kas viskas puikiai. Vienas izoliatorius, šalia kitas. Žiūrėsim, ką mes čia turim. Ką reiškia, kaip prie miško bitės. Užteko 2-3 dienų šiltų pajusti, pažiūrėkite. Kiek duonos ir žiedadulkių jau vienam kūrėje. Turim iš po žiemos gražuolę išleisti iš izoliatoriaus. Gerų darbų. Išėlė. Viskas gerai. Dar viena padaroma kartais klaida, kada per arti priglaudė izoliatorių. Tada tikriausiai motinėlės sugeba padėti kažkaip kiaušinėlį į šalia esantį korį. Yra kas matas. Šiaip vaizdas neblogas. Čia dar vienam bitynė. Žiedadulkių jau atsineša. Svarbu, kad yra oras ir iš ko nešti. Pirmasis bitelių maistas. Jūs tik pažiūrėkite, koks grožis ir koks vaizdas. Pražydo blendės. Manau, išgyvensim.